į ką reikėtų atsižvelgti santykiuose mėnesinių ciklo metu? Jeigu nėra sutvarkyta bazė, miegas, mityba, sportas ir emocinė gerovė. Jeigu aš imu krosaną ir man prieš tai praneštų tau, kolesterolis, žinai, kyla. O gerai, vat moterims, kas galbūt nėra vat sistemiškai rekomenduojama, bet tu rekomenduotum, ką galbūt sekti, pasižiūrėti. Viena iš 8 moterų pasaulyje turi šitą. Kada kūnas gamina antikūnus ir valgo pats savo skylių. Galbūt vyram ką derėtų pagalvoti, dar pasidaryti testosteroną, bet ne paprastai testosteroną, tik tai, bet mesgi negalim skaityti jūsų minčių. Galvoti apie skundus, ar turite libido, erekcijos sutrikimų, kažkokių kitų dalykų. Labas visiems. Ne, aš dar ne eterį, dar neįsidėjau. Eterį, viskas jau įsidėjau. Laba. Bluveriai. Taip, ir su mumis Ieva Auglytė ir aš galvojau, kaip pristatyti, bet natūraliai gavosi, kad Ieva yra freestyle rapo. Taip? Čempionė netgi Buvau 2023 metų repo karalienė, Impro Kaunas repo kovų, repuojanti gydytoja. No shit! Taip. Repuojanti gydytoja, čia galėtų būti. Taip, mes ne šiaip, kad pasikviečiam, kad gydytoja ateitų, bet mes pasikviečiam, kad repuojanti gydytoja. Turi talentą turėti apskritai. Jo, kad ateitum į skirią, mes sakau, reikia specialių talentų. Ne, iš tikrųjų, tai aš labai džiaugiuosi, kad Ieva atėjo ir Ieva iš tikrųjų yra gydytoja, endokrinologė. Taip? Taip, hormonų. Hormonų gydytoja. Aš norėjau, kad iškart, kad išverstum į paprastų žmonių kalbą. Kaip ir otorinolaringologas. Kur čia gerai? Pas Loris. Gytės, nosytė, žodžiu, ir visiems aišku, tai kai endokrinolololo, kas ten tas logas, tai žodžiu, hormonų gydytojas. Tai cukrinis diabetas, mėnesinių ciklo sutrikimai, skydliaukė, nutukimas, viršsvoris, žodžiu, visi absoliučiai hormonai ir jų lygos. Ir mes ne šiaip sau pasikvietėm Ievą, mes šitą klausimą netyčia iškėlėm per vieną epizodą, kad santykiuose neįtikėtinai svarbus yra hormonai. Kažkodėl iškėlėm, kad ypač moterų hormonai, bet aš paklausiu Ievos ir apie vyrų hormonus, kokią įtaką jie turi. Tai mes šiandien padiskutuosim temą, kurią aš atsinešiau planšetę, kad užsirašinėčiau, nes aš irgi nežinau, žinokit. Lygiai taip pat čia vienas iš tų atvejų, kur man pačiam labai įdomu paanalizuoti. Tai jeigu aš dabar būčiau jūsų vietoje, tai aš paspausčiau mygtuką like, paspausčiau prenumeruoti, nes man būtų labai įdomu toliau sužinoti, ką šitas podcastas turi pasiūlyti. Kadangi tą jau esu padaręs, tai negaliu to padaryti, bet jūs, jeigu žiūrite ir dar to nepadarėte, tai padarykite. Gerai, reklama baigėsi ir startuojam. Ieva, tu apie šitą temą hormonus ir moterų ciklą esi jau kalbėjus. Mes tikrai paliesim ir tą temą. Bet aš galvojau pradėti nuo klausimo, kurio čia nėra užrašyto. Apie hormonus ir jų pokyčius, kuriems daro įtaką seksualinis gyvenimas. Oi, seksualinis gyvenimas, aš galbūt gal tiek labai daug nesu įsigilinus į šitą temą, bet galiu pasakyti iš fiziologinės pusės, kaip gydytoja, ne iš tų psichologinių pusių, ne iš seksologinės, nes čia yra atskira kryptis ir jinai yra beprotiškai plati ir tu turi dar baigti papildomas medicininės studijas, bet seksas, lytiniai santykiai didina prolaktino kiekį, tai yra hormonas, kuris skatina pieno liaukose, tai yra krūtyse pieno gamyba ir, žinoma, didina oksitocino išsiskyrimą, tą mūsų laimės tą hormoną. O kuo serotoninas nuo oksitocino iš esmės skiriasi? Serotoninas, jisai irgi vienas yra iš neuromediatorių, bet oksitocinas, jisai labiau toksai prieraišumo, jisai galbūt... Motinystės toks hormonistas. Motinystės ir jisai toksai Matai, aš beveik čia hormonistas. Prieraišumo. O serotoninas, jisai nepriklauso nuo mūsų tarpusavio santykių su žmonėmis, jisai tiesiog gali būti, pavyzdžiui, aš serotonino daug gaunu, kada pabėgioju ryte. Arba repuoju. Šūsnis man serotonino, man čia serotonino būstas yra sėdėti, šnekėti, man labai faina apie endokrinologiją kalbėti, bet man šitiem dalykam nereikia kažkokio. Tai reiškia, su tavim ryšio neturės tokio. Tai man oksitocinas ir yra tas meilės, laimės hormonas, žodžiu, kuris labiau per meilės. Bet realybėje, jeigu, kodėl aš šitą temą pakėliau, nes aš irgi esu skaitęs visokių ten tyrimų ir kažkaip vis laikai įdomus specialistas pakalbėti. Jeigu du žmonės turi casual sex, tą neįpareigojantį seksualinį nuotykį, pavadinkim, tai oksitocino kiekis išsiskyręs vis dėlto gali sukurti įsimylėjimo
pojūtį. Prieraišumo jausmą. Oi, galbūt labiau prieraišumo, nu čia jau tokie gilūs klausimai, nes aš manau, kad yra įsimylėjimas. Tai ten ir kortizolis, tenai ir gliukozė padidėja dėl kortizolio, ten, man atrodo, toks stiprus yra kokteilis. Ir aš net nežinau, prisipažinsiu, aš nežinau, ar kas kažkada iš mokslininkų yra ištyręs, vat pavyzdžiui, įsimylėjusio žmogaus kokia hormonų panelė, koks kiekis yra ten prolaktino, oksitocino, kaip veikia skydliaukė ir koks yra, na pavyzdžiui, nu tiesiog, vat žmogaus, galbūt jau kuris ar praėjo, ar dar neįsimylėjo, koks jo yra tas bazinis lygis, tai vat būtų šitą dalyką įdomu pažiūrėti. Šiaip aš galvoju, kad net galbūt tikrai yra kažkur laboratorijose, ne žmogaus, nu bet pavyzdžiui, žiurkyčių gal kažkaip bent jau, ar smegenys ištirtos. Nes labai įdomu, kad žmonės interpretuoja įvairius fiziologinius pokyčius, nu yra ir tie tyrimai daryti su mūsų padidėjusiu širdies ritmu, kai suleidžia tau tiesiog adrenalino ir liepia vertinti nuotraukas ir tu pradedi jaust, kad bet šitą man ten mergina labiau patinka, ar ten vaikinas, vien dėl to, kad tau adrenalino suleido, nes tu vertini savo kūno pojūčius. Tai labai panašus tas procesas yra aprašomas, galimai su tais neįpareigojančiais santykiais lytiniais, kad mes galim po to neteisingai interpretuoti, kas įvyko. Mums gali atrodyti, kad čia yra mūsų meilė. Bet jeigu mes esam santykiuose, tai reiškia, kad vyras ir žmona arba du žmonės draugauja, tai tas oksitocinas, aš kaip suprantu, visai sveikintinas hormonas. Jis labai sveikintinas, bet aš kaip sakau, kiekvieno hormono turi būti balanse. Nėra gerai turėti kažko per mažai ir nėra turėti per daug. Aš nekalbu apie pinigus, apie laimę, apie šiaip tokius, galbūt labai... Bet ir pinigų būna per daug. Bet, pavyzdžiui, hormonai, mes, tarkim, turim normas ir mes turim optimales ribas. Tai aš gal dar truputėlį išsiplėsiu, kad laboratorinė norma, tai nėra jūsų kūnui, kas yra optimalu. Nu, pavyzdžiui, vieno tyrimo norma, jinai yra labai plati, bet mes imam tenai nuo 18 metų žmogaus iki, tarkim, 80-mečio jau pagyvenusio žmogaus. Ir ateina, tarkim, sportininkas, kuris yra ties apatinė riba. Arba ten koks kitas žmogus. Nu, tai jam nebus optimalu pagal jo gyvenimo būdą. Tai lygiai taip pat, aš manau, kad ir įsimylėjimas ir meilė gali ir į vieną ar į kitą pusę nublokšti mūsų vieną ar kitą hormoną. Pavyzdžiui, praktikoje. Ateina pas mane moteris pasidariusios didelę panelę tyrimų. Žinot, kur būna akcija, atrakcija, išsitirk nuo visko. Moteris, aš irgi esu tokia akcija padaręs. Aš irgi esu. Va, ir vyrai, tai čia taip net... Atėjau, sako, čia yra... Moteris ir ardas. Yra akcija, sako, aš sakau, kraujo tyrimas, sako, yra akcija daugiau. Darykit daugiau. Nei kodėl, nei kam, žodžiu, turim deitą, bet nežinom, ką su jie daryti su tą informaciją. Ir ateina ir sako, gydytoja, pas mane prolaktinas labai didelis. Ir tada šnekam, sakau, kada prieš tyrimą turėjot lytinius santykius? Nu tai vakarą prieš, nu tai va ir turim didelį prolaktiną. O prolaktinas yra? O prolaktinas vėlgi, tai yra mūsų hipofizai, tokia liauka turim, jinai pačiam centre, tenai tarp kaulų, mažytė, jinai gamina daug hormonų ir vienas iš jų yra prolaktinas. Tai prolaktinas natūraliai padidėja, kad yra moteris nėščia ir kada jinai žindo kūdikį. Jisai skatina pieno gamybą. Tai čia normas, fiziologiniu atveju. Nenorma, tai dėl tam tikros ligos, dėl vaistų, politinių. Bet jis atsiranda net jeigu ir nesilaukia moteris ir net jeigu... Taip, gali būti. Didelis stresas labai skatina prolaktino gamybą. Nemiga, nes vėlgi melatoninas, serotoninas, viskas, kas gaminamės smegenyse, labai reaguoja į miegą, absoliučiai visas mūsų kūnas. Tam tikri vaistai gali skatinti tą prolaktino padidėjimą, ir aš tada paklausiu, ar vaistus vartojat, išsitiriam, pasižiūrim viską pilnai, atmetam visas kitas. Tai sako, lytiniai santykiai buvo iš vakaro, tai aš sakau, tai lytiniai santykiai, tada pakartojam, kadangi skundų neturit, prolaktinas norma ir viskas gerai, važiuojam toliau. O tai gerai, pasidarai tą akciją, atrakciją, didelį tyrimą, ką su juo reikėtų daryti? Bet teoriškai, periodiškai reiktų galbūt daryti, nes pasidarė su akcija, tai kas yra faina, tu galėsi pamatyti dinamiką ten po pusmečio ar metų. Bet ką jūs su ta dinamika? Ar jūs žinote, kokius žingsnius teisingus paremtus mokslu žengti? Tai nereikia žinoti, tai yra specialistai. Tai va būtent. Bet reikia pas endokrinologą tada nueiti, ar pas šeimos gydytoją? Pirmiausia, reikia kreiptis į šeimos gydytoją. Bent jau aš taip darau. Pirmas žingsnis, ką jaučiat negero. Galbūt turi tikslą kažkokį pasiekti, galbūt turi tikslą nubėgti maratoną. Tada jau reikės VO2 makso tyrimo, kažkokio kito. Galbūt yra nevaisingumo problemos, gal ir kalbėsim šiandien apie jas. Tada reikia jau specifinių kitų ištyrimų. Galbūt yra didelis nuovargis, galbūt yra plaukų slinkimas, libido sutrikimai, N+K skundų. Tada jūs ateinat pas šeimos gydytoją, jisai yra kaip toksai
kaip traukinių stotis, kuris Kaip tai? jisai pamato visą visumą jūsų ir jis tada gali, aha, tau reikia Jau pas protingas. gastro, tau reikia pas tą. Nu, mano aplinkoje tai visi protingi, tai aš nežinau, jeigu. Tikrai protingi. Tai va, ir jisai ten nusiunčia pas specialistą ir visą informaciją galiausiai susistemina apie jūs ir daug maž gali pasakyti, kokio tyrimo reikia, kokio specialisto reikia, o tada mes jau specialistai savo sričių, nu jau atitinkamai. Bet aš galvoju iš darom. device'ų pusės, va, tu geriausiai žinosi, ar netolimoje ateityje galimai gali atsirasti monitoringo kažkoks device'as, kuris, nu, tau va, indikuotų iš karto kažką, Mes iš jau hormonų. turim daug šitų. Iš hormonų? Ne hormonų, bet mes turim gliukozės matuoklį Taip, įsegama. Taip. Diabetininkai Nėra naudoja. labai tikslus, jisai tik tai pirmo tipo diabetui. Ir bėgikai net. Aš irgi turėjau, bet, nu ką aš apie save sužinojau, tik pagrindė tai, ką aš ir taip žinojau. Žodžiu. Kad vat jeigu- ta Kad jeigu gliukozės valgai kreivė. kažką, kad iš karto Kad jeigu kažkas. valgai angliavandenį šoka gliukozė, kad jeigu valgai cukraus kyla greitai. Bet tai gal tu tą žodžiu. knygą gali patikrinti, kur gliukozės revoliucija. Gali, yra. bet, nu, Tipo, tu actą geri ir ten Bet paskui tenai, žiūri. va, tas acto visi tie gerimai. Čia yra torto paprastukai. Acto gerimai, gliukozės matavimas, jeigu nėra sutvarkyta bazė. Miegas, mityba, sportas ir emocinė gerovė. Jeigu šitie 4 dalykai nesutvarkyti, tai žiūrėkite, ar mes galim pastatyti namą, kuris neturi pamatų. Ant to quicksand. Tiesiog statom namą ir tiek. Nedarom pamatų. Nu, yra tokie horizontalūs pamatai, Va. kur... Ir tada statom namą, žodžiu, renkamės liustras, bet dar pamatų nėra. Tai čia va yra tas pats ten tyrimus specifinius darytis, dar ten kažką visokius papildukus gerti, kai nėra bazės. Bet aš manau, kad, pavyzdžiui, jeigu aš imu krosaną ir man prieš tai praneštų tau kolesterolis, žinai, tai kyla. Daugiau. Ja, tikrai padėtų. Bet aš, Nu, aš manau, aš tai kad žinau, kad padėtų. aš net pasiėmus saldainį, va šiandien be pietų iš ryto buvau egzaminė, po to atvažiavau į biurą, nėra pietų ir kalėdinių saldainių pridėta, žinai, ten pilnas biuras prinešta ten tų dovanų. Tik to paims vienas ir jau valgau ir jau žinau, kad tuoj kils gliukozė ir tuoj bus tas insulino šokas. Žiūrėkit, kiek jums streso įneša šitas dalykas. Taip. Ir tai yra ta juodoji pusė viso šito monitoringo. Pavyzdžiui, aš galiu savo vieną istoriją mini tokią papasakot. Aš atsikėliau antradienis, man kaip visada intervalų diena, ryte sunkiausias bėgimas antradieniais. Aš puikiai išsimiegojus, energijos pilna, va dabar tai bėgsiu, šausiu, padarysiu, visą rajoną plakstysiu, pasižiūriu į savo laikrodį, miegas 70%, body battery 60%, bet aš jaučiuosi gerai. Tai kartais yra tas disonansas, nes mūsų visos šitos technologijos, jos dar nėra tiek labai išdirbtos ir jos yra tik orientacinės. Bėgai ar ne? Bėgau, visada bėgau. Bėgau, jos tik orientacijai mūsų. Kaip, kad parodo... Bet iš hormonų tai neįmanoma to padaryti, ne? Nes ten... Tokio dar neturim. Na tai buvo tasgi skemas, kur... Ai, kur iš vieno lašiuko kur iš jo, lašiuko tipo. turėjo ten monitorint šitos... Kaip iš lašiuko galima kai kurios tyrimus. Bet ten buvo milijardus surinkęs startupas, kuris po to paaiškėjo, kad yra skemas, Jo. Teranos, vadinasi. Man atrodo, yra net dokumentinių filmų pastatyti, Taip, kas taip. norit, galite pasidomėti. Labai entertaining to watch. Aš Jo. manau, kad tada atsiras ilgalaikiai perspektyvoje tikrai tokia technologija. Reklaminis intarpas ir norim pranešti džiugią naujieną, kad kovo 16 dieną bus... Skiriamės Juokauju klubas. Tai reiškia, kad gyvi susitikimai, kuriuos aš vis pareklamuoju. Žinot, kokiu būdu? Kai aš gatvėje sutinku, nu ne gatvėje, o prie manęs prieina ir sako, skiriamės Juokauju. Sakau, taip. Sako, kaip fainiai, sakau, klausau, sako, prisijungėt prie gyvo klubo. Nu ne, kažkaip galvoju, tai aš vis laiką tokia progoje vis pasakau, kad galite prisijungti, bet ir jums noriu pasakyti, kad mes, kai kalbamės ir jeigu jums patinka šitą temą, tai pagalvokit, kiek daug naudos jūs galėtumėte turėti, jeigu jūs prisijungtumėt prie bendruomenės, prie žmonių, kurie visi domisi tą temą, kuriems yra įdomu ir nesvarbu, ar jūs esate su antra pusė, ar be antros pusės, ar antra pusė nori ar nenori, tiesiog prisijunkit, jeigu jums įdomi santykių tema. Prieš tai buvo praktika arba seminaras ir dirbtuvės apie aktyvų klausimąsi, tai kokie pokalbiai yra kokybiški pokalbiai ir ten jisai skaidosi į 4 dalis ir viena paskutinių dalių yra tai kaipgi spręsti tuos konfliktus sistemingai. Tai vat būtent šita tema ir bus apie tai, kaip konfliktus spręsti sistemingai.
Su daugiau pavyzdžių, daugiau praktikų. Šiaip, ta prasme, kaip konfliktus spręsti, tikrai neišeina tik tai paklausyti kažkur, o dabar jau mokam konfliktus. Reikia pasipraktikuoti, reikia. Ir net jeigu ateisit viena, jūs galėsite pasipraktikuoti, tai bus išskirtinis klubo susitikimas, nes mes abu jį darysim. Taip. Ne vienas iš mūsų, bus mūsų abiejų tandemas. Plus, jūsgi prisijungę prie klubo turėsite visus įrašus. Ir praeitą klubo susitikimą, ir užpraeitą klubo susitikimą apie seksualinį gyvenimą. Tai nematau priežasčių, jeigu jūs domina šitą temą, neprisijungti prie klubo. Tiesiog nueikit žemiau, pažiūrėkit, kur Contribui yra klubas, ateikit į gyvą susitikimą ir mes jūs ten labai lauksim. Taip, jeigu žiūrit įrašą ir kovo 16 jau yra praėjus, nesvarbu, prisijunkit, bus... Pažiūrėkit, kokios temos toliau seka. Jo, greitai. Taip, laukiam jūsų. Tad klausyk, tu paminėjai iš mano pirmo klausimo, aš nenoriu dar pabėgti, sakai, kad jeigu nusiskundimas yra libido, tai iš hormonų irgi kažką galim pasakyti. Kurie hormonai ką gali pasakyti apie libido? Tai netiesiogiai gali apie libido pasakyti. Pavyzdžiui, mano praktikoje labai dažnai atsparumas insulinui, geležies stoka ir skydliaukės sutrikimai, jie netiesiogiai veikia mūsų kaip metabolizmą. Atsparumas insulinui, viršsvoris, galbūt policistinės kiaušidės, nuovargis, plaukų slinkimas, širdies permušimai ir nuolatinis nuovargis, mano pavyzdys. Tu čia apie mane dabar pasakoji? Wow, tai gal jums reikia apsilankyti pas specialistą. Reikia. Tai nebūtinai iš karto reikia pulti daryti prolaktinų, visų tų tokių specifinių lytinių. Galbūt mes galim pamatyti žmogaus, kad jam geležies trūksta, sutvarkysim geležį, sutvarkysim... Bet aš mačiau serotoniną, tai ten yra lašiukais, oksitocino būna. Kažkokia tokia tablečių forma. Taigi mes jau galim gauti, apsikabinam šuniuką, kačiuką, mylimą žmogų. Ne, bet šiaip aš pagalvoju, ar yra oksitocino iš sintetinio. Šitiek daug klausimų, kuriuos aš norėčiau užduoti. Medicinoje naudojamas, aš žinau, akušerijoje ir ginekologijoje, jo, kad reikia po gimdymo, kad yra kraujavimas sutrauktų gimdos kraujagyslės. Tai viena tokia oficiali indikacija, bet ten yra didelė oksitocino dozė. Bet kaip visada su dirbtiniais tais neuromediatoriais ir jų ten suleidimu, tai mes turbūt šiek tiek išdarkom sistemą natūralią organizmą. Mes visada išdarkom sistemą, mes su vaistų nuo skausmo išdarkom sistemą, mes su antibų išdarkom sistemą, bet jeigu mes neduotume esant indikacijai, plaučių uždegimas, žmogus negauna antibiotikų, tai gerai mes galime. Mano situacija dabar jau pasakoja. Tai žmogus numirs tada nuo sepsio, tai kokia tada yra rizika to išdarkimo versus rizika, kad žmogus mirs nuo komplikacijos. Tai sau ramiai, 10 dienų geriau antibiotikus. Galia ir sveikas gyvas sėdite čia. Tai tu sakai, kad libido netiesiogiai yra veikiama per nuovargį, per geležį, per... Žinoma, gali tai būti. Vitaminas D tikriausiai. Tikrai. Jo, pagalvoju, jeigu apie atliepiamą egoismą, jeigu galvojant, tai reikalingas tam sąlygos ir viena iš sąlygų yra, kad aš būčiau pailsėjusi. Kad aš turėčiau... Aš dar labai galvoju, saugumo jausmas labai svarbus. Taip. Visiems, tiek vyram, tiek moterim. O saugumo jausmas su hormonais, kuriais... Aš dabar galvoju, saugumo jausmas, tai jeigu žmogus nesaugus, jis automatiškai strese, automatiškai katecholaminai, tai yra antinkščių kortizolis, adrenalinas, nefrinas, kyla pulsas, didėja gliukozės kiekis, nes tai yra kovos režimas. Kovos režimas. Ir žmogus negali atsipalaiduoti. Aš galvoju, klausytojai, jeigu jaučiat, kad kažkurio nesuprantat iki galo ten to termino, tai rašykit. Tai pasiskaitykit. Čia tik paklauskit. Aš neseniai mokiausi, tai žinau, galima visai ten daug išsiaiškinti, bet bendrai tai komentuokit, aš norėjau priminti, nes jeigu ir kažkas neaišku, gal Ieva po to komentaruose ką nors atsakys. Aš primenu, kad komentatoriai gauna prizus. Mes čia dabar turim tokią naują rubriką, tai komentuokit, būkit aktyvus, mums padėsit algoritmų prasme, jūs gausit fainų prizų. Taip, bet tu labai tokių paminė tų žodžių, juos žmogui reikia prisiminti bendrai ar ne? Ta prasme, kaip tu... Šiaip prisiminti nereikia. Endokrinologijos... Arba žinot, ką jie reiškia, kad jeigu, tarkim, žmogus žino, kas yra kortizolis, katecholaminas, dar kažkas, ir jeigu jisai žino, kad... Tas katecholaminas man pirmą kartą girdim. Katecholaminai tai yra antinkščiuose gaminami hormonai. Streso hormonai. Tu girdėsi apie juos? Tokio pavadinimo tai ne, bet jo, grupė čia kažkokia. Tai čia grupė tų hormonų, tokia maža grupytė. Ir jeigu žmogus žino, kad čia tas ir anas ir aš Google'ai susirandu, ką jie reiškia, bet aš neimu į galvą, nestresuoju, kad ten pas mane jų kažkiek ar kiek, bet konsultuojuosi su specialistais, tai volia, tada žmogus gali žinoti. Lygiai taip pat kaip yra, pavyzdžiui, teisinių visokių
pavadinimų, visokių terminų. Mums nereikia visko žinoti, tam ir yra specialistai. Mes mokomės 10 metų. Visą gyvenimą mes mokomės, konferencijas visokias važinėjom, tobulinam žinias ir mes žinom, susisteminam. Ir tada mes galim žmogui papasakoti tą visą dalyką. Paprašau, bet... Bet čia ir gal stigmos yra tokios, kad jeigu vyrai jau moterims sako komplimentą, tai jau čia kabina. O, kaip seksualiai atrodo šiandien. Tai gal ne tokiais komplimentais? Jo, gal nesižarstam tokiais. Antra pusė nepasitariusi atsineša prisegamą penį ir sako, bandom. Aš kažkada mokymuose mes diskutavom apie šitas dalykus ir sakiau, kad santykiuose neturėtų nieks atsisakyti nepabandęs. Ir aš daug kartų, esu kaip čia, gavęs pylos už tai, kad pasakau kokį fainą juokelį. Mes šiaip su Dovilė abu esam pakankamai netvarkingi. Aš esu tvarkinga. Man atrodo irgi, kad Dovilė tvarkinga. Čia iš to, kad žinotumėt, kad pas mus santykiai irgi netobuli. Tobuli? Aš, pavyzdžiui, net ir klausydamas, aš turiu vieną klausimą, kuris, atsiprašau, auditorijos, jeigu bus per specifinis, bet neuromediatoriai ir hormonai. Iš principo, kai kurios medžiagos yra ir neuromediatorius, ir hormonas, bet jie skiriasi, tai nėra tas pats. Aš dabar galvoju, tai chemiškai skiriasi, nes hormonai gaminami endokrininiai sistemai, endokrinologos, mokslas apie vidaus sekrecijos liaukas. Hormonas, baltymas gaminamas liaukoje, kuri išskiria medžiagą tiesiai į kraują. Taip. Neuromediatorius gaminamas smegenyse, ne liaukoje, bet irgi tiesiai išskiriamas į kraują. Tai turbūt vienintelis skirtumas jų gamybos vieta. Ir turbūt neuromediatoriai ir yra siauresnės veikimo vietos, nes jie veikia neuromediatoriai, medijuoja. Bet, pavyzdžiui, serotoninas yra... Neuromediatorius. Bet jis ne hormonas yra, ne? Nu, bet skaitomas irgi kaip hormonas. Bet čia man konfuzas būna nuo tos... Čia iš tikrųjų, žinot, žiūrint, kokioje šviesoje apšviesim. Va, pavyzdžiui, šitos pusės puodukas atrodo kaip kvadratas, iš va čia jisai atrodo apvalus. Iš šitos pusės audioteka, iš šitos skiriamas juokauju. Panašiai. Ir žiūrėkit, žiūrint apie ką kalbam, jeigu plačiai, tai mes galim sakyti, kad taip yra hormonas, bet pagal veiklos sritį tai yra labiau neuromediatorius. O dėl pasiekmės, kokias sukuria, tai jie identiški, teoriškai. Turbūt taip. Vis tiek tai yra... Bet čia tas pats serotoninas hormonas ir tas pats serotoninas. Taip. Visiškai tas pats. Tai yra baltymas, kuris turi tam tikrą funkciją. Įsivaizduokit, jis yra kaip raktas, kuris kūne gali atrakinti tam tikras spynas. Tai yra informacijos pernešėjas. Jeigu, tarkim, serotonino pasigamina daugiau, jisai galbūt čia prisikabina drugeliai, pilve, laimė, džiaugsmas, prasiplečia vienur gyslos, kitur susitraukia. O jeigu jo mažiau, atitinkamai kažkokie, tada užsidaro kitos durelės, nes hormonas turi prisikabinti būtinai prie, va dar vienas, afinitetas. Tai yra O šito tai tikrai mums nereikia žinoti. Atitinka kaip raktas spyna, žodžiu, turi būti kaip raktas spyna ir tada jisai gali tam tikrose kūno vietose prisikabinti. Na gerai, einam prie praktiškesnių klausimų, Labai gerai, čia užtenka to mokslo. kad išgyventum, bet šiaip iš Vilniaus universiteto gali pasimti, sakyk, aš atsakiau studentui klausimą vietoj jūsų dėstytojų, nes aš dėstytojai turėjau šitą klausimą. Gerai, tu paminėjai tokį temą, kuri man buvo labai aktuali ir gal dar tebėra, nežinau, nebe tiek stipriai, gal nevaisingumas ir hormonų kiekis. Mes su žmona pakankamai atvirai tą temą esam kalbėjom, mes auginam dvynukus, kurius laukiam pagalbinio apvaisinimo dėka. Ir daug metų kovojom su šituo iššūkiu, pačioj pradžiai visokiais paprastais, kaip čia, bandant, po to bandant su visokiais papildais pakelti turbūt tų hormonų lygį, po to, man atrodo, netgi su hormonais ir kol galų galia priėjom prie apvaisinimo. Iš endokrinologinės pusės, jeigu poros, kas yra pakankamai dažnas scenarijus, negali susilaukti. Ir vis dažnėjantis, sadly. Kur yra tas taškas, kada jau reikia tirtis hormonus, ar nuo pat pradžių geriau, dar prieš net pradedant planuoti vaikus eiti išsitirti? Tai aš tau atsakysiu prieš pradžiai. Aš tai galvoju, jeigu iki 35 metų ir nepavyksta pastoti per 1 metus,
Ir tada tikrai galima. Aš turiu omeny, ar yra kažkokių indikacijų, kurios sakytų, kad gal geriau net, pavyzdžiui, ten su žmona kalbat, jau kad galvojam, gal reikėtų vaikų, tai einam išsitrisim hormonus, nes jeigu kažkokių hormonų disbalansas yra, tai didesnė ten persleidimo tikimybė. Bet ką tu nori pasakyti, tipo, net nebandykit mylėtis, iki tyrimus pasidaryti. Aš pasakysiu pavyzdį, kuris buitiškesnis yra. Aš atsimenu, vienoje įmonėje dirbom ir ten važiavome tokią bendrą kelionę. Taip. Vaikų darimo kelionę? Ne, kind of. Tai aš nedariau vaikų, bet aš dar tada vienišas buvau, man atrodo. Bet žodžiu, visai jaunystė, prieš 20 metų, nežinau. Ir mes nuvažiuojam ir vienas vyrukas negeria. Ten nuvažiavam, ten visas alkoholis skaičiuotas, žinai, all inclusive, jis negeria. Sako, kodėl tu negeri? Mes planuojam kitais metais vaikus. Nu. Ir aš sako, prieš metus noriu užvalyti organizmą, kad ten tipo nebūtų alkoholio pasiekmių, kažkokių. Tai vat mes... Tai žinai, tai aš galvoju, o tai išsitirti hormonus kažkokius, kad, nežinau, susireguliuoti mitybą, dar kažką, jeigu matom, kad yra disbalansas. Tai reikėtų ateiti konsultacijai, nes mes gydytojai ne tik skundus vertinės, dar ir matom žmogų, pavyzdžiui, įsivaizduokim moteris, kuri turi viršsvorį, nereguliarės mėnesinės. Tai mes jau turim kelis požymius, kurie gali indikuoti, kad yra, tarkim, policistinių kiaušidžių sindromas. Tada atitinkamai angliavandenio apykaitos. Tai yra gliukozės insulino atsparumą tyriam. Žinoma, labai glaudžiai bendradarbiaujam su akušeriais ginekologais. Dėl vyrų, kas iš endokrinologinės pusės, tai dažniausia būna dėl sumažėjusio testosterono arba dėl prolaktino problemų. Tai šitą mes pasižiūrim, bet su urologais irgi bendradarbiaujam, ką mes toliau galim padaryti. Ir jeigu, tarkim, aš iš savo pusės nerandu priežasties, tarkim, moteriai, dėl ko tas nevaisingumas, aš jau tada siunčiu protingesniem vaisingumo specialistam, kurie grinai su šitų dalykų ir dirba. Nes labai dažnai būna dėl skydliaukės problemų. Šitas skydliaukė tai tikrai girdėtas nežinau kiek kartų. Viena iš 8 moterų pasaulyje turi šitą Hashimoto autoimuninį tiroidą, kada kūnas gamina antikūnus ir valgo pat savo skydliaukę. Tiesiog mes moterys turim riziką sirgti tiesiog genetiškai dėl moteriškos lyties. Ir jeigu ta hipotirozė, tai yra sulėtėjusi skydliaukės veikla, nes jinai, kada yra apvalgoma, jinai nebegeba tiek tiroksino pagaminti. Gali būti sunkiau pastoti, nes dėl to nevyksta ovuliacija, neišeina kiaušinėlis iš kiaušidės ir nėra kam būti apvaisintam. Dėl policistinių vėlgi nevyksta ovuliacija, nėra kam būti apvaisintam. Pavyzdžiui, vyram tai galbūt irgi dėl prolaktino mažėja testosteronas, prastėja spermagenezė, tai yra spermatozoidų vystymasis, jų judrumas, morfologija, tai yra forma, kaip jie atrodo, ar jie normalūs, ar jie nėra aptingę. Ir irgi gali būti sunkiau pastoti. Tai čia šiaip labai, labai sunku, bet šiaip sakau, jeigu bent metus pastoviai bandant pastoti nepavyksta, tai jau reikėtų atvykti. Bet to žiūrėk, o ne tik su pastojimu, klausant tavęs galvoju, gerai, kažkiek atsakymų žinau apie save, kažkiek ne, yra tavo rekomendacija periodiškai tikrintis kažkokius hormonus, net jeigu jautiesi gerai. Gal ne dėl hormonų, galbūt, kaip ir sakiau, individualiai. Nes baziniai kraujo tyrimai tai neturi indikacijų. Bet baziniai kraujo tyrimai šeimos gydytojo yra kaip paskiriami, jie net nemokami periodiškai. Po tam tikro laiko aš atsimenu, kai aš atėjau, man reikėjo pasidaryti tyrimus, nes jau neprisimenu pas kažką, pas kineziterapeutą ar kažką, kur ten sakė... Bet jie hormonų neturi savyje. Ir aš atėjau ir sakau, padarykit man tyrimus, tai sako, šituos aš galiu nemokamai, nes jau nedarėm tau ten 2 metus šeimos gydytojas, o šituos reikia papildomai pasidaryti, ten jau mokamai padarysiu. Tai aš niekada čia nesakau, kad žiūrėkim, ką duoda valstybė nemokamai pagal tai, ką reikia. Žmonės per mažai. Pati savo dažniau darausi, kiek kompensuoja, tiek aš pasidarau, bet aš, čia iš savo perspektyvos sportuojantis žmogus, man reikia žinoti, man įdomu ir aš suprantu, aš kas 3 mėnesius pasidarau kraujo tyrimus, žodžiu, skydliaukė, nes šeimoje yra... Tai gerai, tai idealiu atveju ir kokiu basic atveju. Gerai, basic atveju tai viską, ką kompensuoja valstybė, ten kepenų fermentai, TTH, gliukozė, lipidograma, kas yra cholesteroliai, bendras kraujas. Galbūt vyram ką dėrėtų pagalvoti, dar pasidaryti testosteroną, bet ne paprastai testosteroną, tik tai, bet laisvų androgenų indeksą. Tai yra laisvą testosteroną. Kiek laisvą testosteroną turite? Užsirašysiu. Ir pagalvoti apie skundus. Ar turite libido, erekcijos sutrikimų, kažkokių kitų dalykų.
pavyzdžiui, vyrams žemas testosteronas gali pasireikšti labai nespecifiškai. Depresiškumu, prastu miegu. Kaip tu ten sakei, laisvų? LAI, didžiosios laisvų androgenų indeksas. Jo, tai jisai daromas paskui pasakysiu, iš dar 2 tyrimų. Žiūrėjau, čia. Aš ne šiaip užsirašiau, nes aš prisimenu, vat, kai mes turėjom tą nevaisingumo iššūkį ir ten daug visokių tyrimų darėmės, tai vienas iš dalykų buvo žemesnis testosterono kiekis. Jo, prie apatinės ribos. Jo, ir vienas iš būdų, kuriuo aš kėliau testosterono kiekį, buvo visai nemedikamentinis. Sportas. Jo, Man irgi aš atsimenu. Pats geriausias būdas. Taip. Jo, nes tada mes kartu su Vytu lankėm tokią kovos sportą Krav Maga, kur ten, super. Geras, esu irgi buvus. Super intensyvus ir aš po to dariausi, kadangi buvo tas procesas, aš po to dariausi tyrimus ir tikrai padidėjo testosterono kiekis reikšmingai. Šito nepaskai. Tai dar prašau, didesnė motyvacija, žinai. Geras miegas būtinai, nes testosteronas, jisai gaminamas poilsio metu, bet reikia stimulo, fizinio aktyvumo dieną, kad naktį galėtų kūnas pagaminti testosteroną. Baltymas, steikas, kiaušiniai, lašiša. Jo, aš valgydavau po sporto baltymų daug, tarp kitko, bet čia tiesiog dėl to susiję, kad sportuoji, tai reikia baltymų valgyti. Irgi labai gerai. Ir kas yra man smalsu, ar jūs, nežinau, iš medicinės pusės mokina šitos, kad tai lemia ir santykių aistros padidėjimą, nes kai didėja testosterono kiekis, aš taip buitiškai labai pasakysiu, bet moteris dažnai skundžiasi, kad mano vyras neryžtingas, per mažai imasi, ar čia susijęs su testosteronu ar ne? Aš galvoju, kad čia ar čia mitas toksai? Individualus, čia biškai gal ir mitas, bet aš galiu pasakyti tai, kad jeigu žmogus, žiūrėkit, nesvarbu ar mažas, ar didelis testosteronas, bet jeigu vyras pamato, kad, turiu mažą testosteroną ir dabar reikia kažką daryti, atsiranda ryžto, atsiranda disciplina, fizinis aktyvumas, challenge, tai jau šitie kiti veiksmai sukuria tokį vidinę motivaciją, tokį ryžtą, kad aš šiandien atėjau, pasportavau. Jau tu toks, nevyriškesnis tampi, bet toks decisive, labiau toks griežtesnis, nusprendžiantis. O būna, pažiūrėjau, atvirkščiai, kad per didelis testosteronas? Būna ir ne vieną tokį atvejį. Labai daug per didelis. O kaip pasireiškia realybėje per didelis? Realybėje, praktikoje tai ir labai artimų žmonių turi su per dideliu testosteronu. Tai realiai tiesiog... Tu mažiau sportuok? Ne, bet kokie simptomai? Kas vyksta? Kokie simptomai? Tai iš ką iš praktikos matau, tai galbūt prastesnis miegas gali būti, nes testosteronas jo per mažai negerai ir per daug irgi nėra gerai. O šiaip tai vėlgi individualiai irgi gali būti libido sutrikimų, visokių erekcijos sutrikimų, nes ir kas per daug yra negerai. O agresija gali būti, padidintas jautrumas, agresija? Kažkiek gali būti, bet aš manau, kad vėlgi čia toks, sakau, kadangi tyrimų dabar nepacituosiu, nežinau, bet reikėtų pažiūrėti, ar yra tikrai ryšys, bet manau, kad yra tokių tyrimų padaryta. Tai būtų įdomu paskaityti. Komentaruose bus galima atsakyti klausimą. Nes tikrai, nepasidomėjau, bet aš manau, kad turėtų būti, nes tai yra kas testosteronas palaiko vyriškus lytinius požymius, atsakingas už seksualinę funkciją, už raumenų palaikymą, raumenų masės palaikymą, už protinę, emocinę būklę vyram, moterim estrogenas. Tai vyr pagrindinis vis tiek testosteronas. O gerai, prieš... Bet aš dabar susinervinau. Aš čia ką tik prieš savaitę buvau pas šeimos gydytoją, sakau, pasidarom viską, profilaktiškai. Ir nėra testosterono. Kur tarsi ten cholesterolis. Ir nedarė laisvų androgenų indekso. Ir dabar, o kodėl? Kodėl nedarė tau laisvų androgenų indekso? Todėl, kad yra sistema ir yra pagal tai, ką valstybė kompensuoja ir yra daromi. Bet aš ir da mokėjau. Bet ir jeigu yra žmogus, čia vėlgi, aš sakau, čia, su kuo jis susidūrė, žinai, taip irgi. Čia tie šeimos gydytojai, kur ne tu pažįsti. Gal...
Ne, tai gali būti, žinai, kad tas gydytojas labiau susiduria su kitais iššūkiais ir dažniausiai kitus dalykus, nes, žinai, mus irgi yra parengtis tam tikra, kad jeigu mes turėjom daug klientų, kurie susidūrė su testosterono trūkumu, mes tikrai sakysim, tai pasidaryk testosteroną, ten gydytojas sakys. Bet jeigu ten didelė dalis pacientų yra kitokia. Ne, ten tikrai pasyvumos. Tai tiesiog reiks keisti. Tu nelabai rūpėjai, ne? Jo. Gerai, einam. Šiaip tai visada, ką? Irgi, bet dabar už gydytojus biškai pastovėsiu, gerai? Mesgi negalim skaityti irgi žmonės. Minčių, mes neturim telepatinių galių, tai tiesiog įgarsinti savo tą poreikį, kad gydytoja aš norėčiau atlikti testosterono tyrimą. Taip, dėl to jūs ir girdėjote dabar, kad nuėję pas gydytoją galėtumėt pasakyti, nes aš tai tikrai nuėję sakysiu apie laisvus androgenus. Laisvus androgenus, bet dažniausiai, kaip medicinoje yra, jeigu nėra skundo kažkokio, tai mes galvojam, kad tu žmogau, tavo kūnas susitvarko ir dorojasi puikiai tavo sistemos, jeigu nėra skundo. O gerai, moterims, kas galbūt nėra sistemiškai rekomenduojama, bet tu rekomenduotum, ką galbūt sekti, pasižiūrėti. Sekti, pasižiūrėti, tai žinoma feritinas, kas yra geležies. Taip, čia ne hormonas. Bet čia ir bazė įeina šitas. Ne, geležis įeina, feritinas neįeina, jis yra kaip mokamas, papildomas, taip, tai hemoglobiną galim gauti, bet feritiną jau aš vis tiek rekomenduoju, nes ilgą laiką hemoglobinas išlieka normalus, bet geležies stoką mums parodo feritinas. Aišku, hematologai sakys dar ir transferinas, ir transferino įsotinimas, bet čia tie tokie labiau specifiniai tyrimai, mums pilnai pakanka feritiną pasižiūrėti. Bet jį daro tik tada, jeigu trūksta to hemoglobino? Ar... Ne, jeigu yra geležies stokos simptomai, nuovargis, tachikardija, kas yra širdies permušimai, fizinio krūvio netoleravimas, dusulys, slenka plaukai labai dažnai būna moterim, prasti nagai, dažnos infekcijos, nes geležis irgi su imuninė sistema susijus. Ir ypač to moterim, kurios galbūt turi gausias mėnesinės, tai vegetaram ir veganam irgi dažniau būna geležies stoka, nes geležį iš gyvulinės kilmės geriau kūnas įsisavina, bet ir būnant vegetarų galima turėti pakankamą geležies kiekį, bet tada jau reikės daugiau to maisto specifinio, kuris turi geležies suvalgyti arba tam tikrą papildą gerti. Okay. Tai taip statistiškai. Gerai, prieš einant prie pagrindinės temos, dėl kurios mes Ievą pasikvietėm kalbėti apie visą mėnesinių ciklą, dar aš apie vyrus turiu klausimą. Ar pas vyrus yra kažkokie hormonai, kurie cikliškai keičiasi? Cikliškai keičiasi? O čia cikliškai, tai čia metų ciklai? Čia... Pas moteris yra 28 dienų ciklas. 28, 30, 35. O pas vyrus tada? O pas vyrus aš dabar galvoju, cikliškai ne, testosteronas jisai tiesiog... Ten dienos ciklas turbūt yra. Dienos ciklas yra naktį daugiau, dieną mažiau. Ir turbūt yra ciklas ne parų, bet iki paauglystės, kada sėklidė subręsta, prasideda išvis testosterono estrogeno gamyba. Ir turbūt nuo 40-45 pradeda jau mažėti ta testosterono gamyba. Tai galbūt toks, vienas didelis ciklas ir tada tas paros ciklas, tai čia tokie pagrindiniai. Moterim irgi. Iki paauglystės nėra estrogeno, nėra mėnesinių, paauglystė atsiranda pirmosios mėnesinės, tada vaisingas amžius ir jau, dėja, bet taip, nuo 35 gali atsirasti perimenopauziniai visi simptomai, taip labai anksti ir reikia į tai pradėti kreipti dėmesį, o kaip kreipti dėmesį? Valgyti baltymą, sportuoti, daryti sportą su svoriais, kad palaikytumėm normalią kaulų tankio masę, raumenų masę. Jo, čia dėl jėgos treniruočio aš atsimenu šitą, kur sako, tau joga nepadės, tik tai joga. Jo, tau reikia jėgos treniruočių. Bet kaip priedas joga prie jėgos treniruočių gali. Nevadinik per jogą tą partnerį kilnuosiu. Jo. Partnerį, kuris 100 kg. Bet tarp kitko, dėl šito libido aš esu girdėjęs, kad kažkaip, taip iš buitinės kalbos, kad jeigu vyro degradacija įvyksta ten nuo 40 žemėja, tai moterų atvirkščiai kažkaip seksualumas didėja, bet iš hormonų pusės tu minėjai, kad aš tai labai manau, panašiai. Galbūt ne su hormonais tai reikėtų sieti, bet apskritai Aš esu girdėjęs, žinai, su kuo kad sieja? Su testosteronų kiekiu, nes pas moteris testosteronų kiekis didėja ir testosteronas yra siejamas su didesniu geismo kiekiu. Tai yra make sense šitam pasakymui. Bet žiūrėkit, iš kitos pusės negaliu pritarti visiškai pilnai, nes pavyzdžiui, kai yra policistinės kiaušidės, moteris gali turėti labai daug testosterono.
bet to geismo gali nebūti, nes yra kiti dalykai, gali būti viršsvoris, atsparumas insulinui, tai, sakau, reiktų vertinti individualiai, labiau galbūt apskritai dėl gyvenimiškos situacijos, aš galvoju pragmatiškiau, paprašiau žiūrėkit, moteriai menopauzė, jinai nebeplanuoja vaikų, vaikai tarkim užauginti. Jeigu tikslai pasiekti ir jinai atsipalaidavus ir nebėra tos įtampos. Jo, šitie psichologiniai faktoriai tai tikrai turėtų veikti, nes jau tu tai geriausiai žinai. Aš tikrai žinau, kad tie faktoriai trukdo. Nes... 21 amžius, moterų emancipacija, mesgi visur skubam, karjerą. Vyrą reikia pamaitinti, šunį pavedžioti ir dar vaikas. Ir dar reikia, jeigu, pavyzdžiui, studijuojate. Valgyt, pats pasidariau ir šunį pavedžiojau iš ryto. Tai daug visokių dalykų. Bet tiesiog praktiškai, moterys mes daugiau vis tiek su būtim darom dalykų statistiškai, tai turbūt ir tas kelia šiokį tokį stresą. O, pavyzdžiui, jisai indaplovės neišsikrauna. Taip. Neišsikrauna. Čia nuo praeito epizodo man šokas. Jis neatsigaus dar pusmetį. Ta prasme, santykių ekspertų čia pipėts. Ir neišsikrauna indaplovės. Nieko, aš paimsiu tavo toj Achilo kulną su Agne. Gerai, tai aš manau, kad mes tokius bendrus dalykus įvairius aptarėm ir judėsim link tos pagrindinės temos, kurią aš noriu taip nuosekliai išanalizuoti. Tai yra, kaip reikėtų, į ką reikėtų atsižvelgti santykiuose mėnesinių ciklo metu, tai va per mėnesį visą vykstantį. Tik tai aš manau, kad gal šitą dalį mes perkeliam į Contribui? Jo, žiauriai gerai. Nes aš manau, kad jinai yra verta tokio išskirtinio dėmesio ir yra tiek vertinga, kad tikrai galėtumėt prisidėti prie mūsų podcasto gyvavimo ir nueikite apačioj, pažiūrėkite, kur ten yra Contribui rėmimo formos ir ties darbdavio šituo rėmimo lygiu jūs galite pasiekti visus epizodus iš anksto, ženkliai daugiau turinio ir šito turinio, kuris seks toliau ir pažiūrėkit, galbūt net norėsit prisijungti prie klubo, kur mes gyvai susitinkam karts nuo karto. Taip. Tai ačiū visiems tiems, kurie stebėjot. Pasiekit Ievą, pasiekit mus, uždėkit like, pašėrinkit su savo draugais ir keliavom į Contribui. Ievą būtinai pasiekit, nes jinai sakė, kad repuos apie mediciną. Jo, čia insane. Bus taip šokanti gydytoja. Taip. Good one. Šokanti, repuojanti. Good one. Gerai, tai keliaujam kitą dalį ir... Tai vyrai, čia jau mes 7-myliais žingsniais, bet kad moteris pačios nežino kai kurios savo ciklų. Tai būdavo klausimų tokių, kad maudžiausi ežere, ar galėjau pastoti nuo... Ką vyrai turėtų žinoti? Vyras sužinojo, įsirašiau programėlę. Niekada nėra nulio, net ir mėnesinių metų įmanoma pastoti. Mes kada kaip pretekstas naudojame? Mylėtis čia yra priežastis nesimylėti, ar tik... Kokie mažiau žinomi faktai apie moters ciklą galėtų nustebinti klausytojus? Tai galbūt tas man pačiai buvo labai įdomu su... Bet čia ir gal stigmos yra tokios, kad jeigu vyrai jau moterims sako komplimentą, tai jau čia kabina. O, kaip seksualiai atrodo šiandien. Čia jau Tai gal ne tokiais komplimentais? Jo, gal ir nesižarstam tokiais. Antra pusė nepasitarusi atsineša prisegamą penį ir sako, bandom. Aš kažkada mokymuose mes diskutavom apie šitas dalykus ir sakiau, kad santykiuose neturėtų nieks atsisakyti nepabandęs. Ir aš daug kartų, esu kaip čia, gavęs pylos už tai, kad pasakau kokį fainą juokelį. Mes šiaip su Dovilė abu esam pakankamai netvarkingi. Aš esu tvarkinga. Man atrodo irgi, kad Dovilė tvarkinga. Čia iš to, kad žinotumėt, kad pas mus santykiai irgi netobuli. Tobuli?